2015 metų gegužės 8 diena randamės įmonėje Strong Glass ties 6 vartais. Gedimas yra kanalizacijos vamzdyje, neišbėga. Dabar bandome iš šulinio, kuris randasi prie vartų 6, daryti švietimą. Pradedam. Po valio, neskubėdamas. Dabar viskas, vamzdis, viskas tvarkoja, čia matosi, tik tais nuo dabar 1,20 m prasideda vamzdžio kritimas, tai yra sifonas. Nuo 1,20 m sifonas. Nuolydžio nėra šitoje vietoje. Susėdęs vamzdynas. Pasinėrėm į vandenį, vadinasi, nėra nuolydžio. Jo. Lapas kažkiek. Va, 3,70, 4 metrai, baigėsi sifonas, vėl nuolydis vamzdžio geras. 4 metrų. Prieinam pirmą sujungimą. Truputį irgi susivaikščiojęs, bet ar čia nieko baisaus. Stop. Viskai čia jisai čiučiut atgal. Stop. Dabar va viršui dešiniam kampe irgi ten matosi kažkokis įtrūkimas yra. Dešiniam kampe viršui. Ir čia kažkaip irgi matosi kažkokios apačioje, kaip ir skaldelė kažkokia gali būti, kad čia irgi viršui dešiniai pusėje yra irgi įtrūkimas. Gerai, važiuojam. Tai yra 5,20 m. Jau čia skalda matosi. Pirmyn atgal. Ir matosi, kad čia vamzdis yra susivaikščias. Ir va dabar artėjam prie vamzdyno problemos. Gerai. Iki pat galo sum. Stop! 6,40, netgi arčiau. 6,40 iš karto matosi kritę vamzdis. Dabar ištrauk biskį atgal. Dar biskutį. Dar. Stop. O, labai dabar gerai matosi, kaip vamzdis. Iškritęs, o ten viskas yra kažkoks, matyt, prabėgimas dar gali yra kažkiek prabėgas, o paskui laiku iš karto susikeša ir viskas.